Sveiki, štai ir susitinkam paskutinioje trečioje pamokoje, trečiajam appse, kurį kursime. Vėlgi, mes jį nusiklonuojam, nuoroda bus video aprašyme ir jau visą grafiką mes paruošę, visą dizainą paruošę, nes pirmam appse mes dirbam su dizainu. Antram appse mes kūrėme ir dizainą, ir biškį prie kodo prisilietėm. Šitam appse mes realiai dirbsim tik su kodu. Dizainas jau yra, viskas išdėliota, viskas ok. Tai mes nusikalnavom, einam iš karto į mūsų dizaino kortelę, paspaudžiam iš karto asistentą, kad turėtumėm ir galėsim dirbti. Bet prieš dirbant aš norėčiau kai ką parodyti. Dabar jūs matote 3 kiaušinius ir jeigu aš ant jų paspaudžiu, aš pažymiu juos, ar ne? Bet kiekvienas kiaušinis turi tekstą. Teksto mes nematome, nes nuotrauka uždengia tekstą. Bet jeigu aš padarysiu taip, jeigu aš paimsiu mūsų nuotrauką ir pakelsiu virš teksto, kaip matot, atsiranda užrašas. Tai vat, ką šituo dalyku noriu parodyti, kad viskas eina žemyn. Reiškia, mes įdėjom tekstą, buvo matomas tekstas. Mes ant teksto iškėlėm nuotrauką, tekstas pasislėpė po nuotrauką. Tad, kad matytumėm tekstą ant nuotraukos, mums tiesiog reikia pirmą uždėti nuotrauką, o ant nuotraukos tada uždėti tekstą, ar ne? Tai padarius tokį dalykėlį, kitaip sakant, įkėlus pirmą nuotrauką, o tik tada tekstą, mes matysime tai, ką mes ir norime matyti. Tai čia turbūt vienintelis toksai dizainas, ką mes norime prisiliesti čia. Dabar kitas pavyzdys. Aš šitos 3 nuotraukas noriu padaryti kaip mygtukus. Pirmiausia, su Ctrl mygtuku mes žinom, kad galim nusitempti kažkokį elementą į vidų ir jį naudoti kaip kodą. Aš tą dabar pasidarysiu. Tik, kaip minėjau, tai bus mygtukas ir tai bus ne outlet, o action. Reiškia, ant jo paspaudus kažkas turės įvykti. Ir taip pat typas turi būti UI button. Nepamirškit pakeisti. Gerai. Dabar aš nepriskirsiu būtent šitam mygtukui pavadinimo, nes tai bus visų 3 mygtukų viename. Jo, kadangi mes naudosim daugiau kodo, mes padarysim ne 3 atskirus mygtukus, o vieną mygtuką ir paspaudus mygtuką sukoduosim taip, kad programa appsas turės suprasti, kurį mes mygtukų paspaudėm. Tai pabandykime dabar įvesti kintamą pavadinimą, tai kaip pavyzdys kiaušinio kietumas, sakykime, ne? Ir visą kitą taip pat paliekame, spaudžiame connect. Gerai, mes susikūrėme. Ir jeigu užeisime ant šito apvalaus dalykėlio, mes matom, kas pasižymė. Reiškia, mes pirmam kiaušinio kietumui sukūrėme mygtuką. Bet, ką aš noriu dar padaryti, aš noriu priskirti šitam mygtukui likusius kiaušinius. Tai aš šiuo atveju darysiu atvirkštinį variantą. Ne iš čia tempsiu į kodą, bet pažymėjęs mano sukurtą jau mygtuką, jam priskirsiu likusius kiaušinius. Tiesiog paimsiu ir nutempsiu. Jokių klaviatūros mygtukų laikyti nereikia, tiesiog paimi ir tempi. Ir jeigu aš dabar pažymėsiu tą apvalų daiktą, kaip matote, mes vienam mygtukui priskiriam 3 atskiras nuotraukas arba 3 mygtukus susijėmė į vieną, sakykime taip. Gerai, tai dabar pagal idėją kiekvienam mygtukui mes turėtumėm priskirti kažkokį tai laiką, nes beje, dar nepradėjus programuoti, noriu pasakyti, kad čia bus timeris. Timeris, kiek virti kiaušinių. Kiek virti laiko kiaušinį. Reiškia, mes įdėsime virti kiaušinį ir paspausim ant vieno iš 3 mygtukų. Ir taip appsas mums pasakys, kada mūsų kiaušinys išveria. Reiškia, mes turėsim 3 variantus. Mes norėsim išvirti skystą kiaušinį, mes norėsim išvirti tokį pusėtiną, pusiau skystą, pusiau kietą ir mes norėsim išvirti jau tą kietą kiaušinį, ne? Tam mums reikės 3 kintamųjų ir susikurkime 3 kintamosius. Aš kuriu ne kintamosius, o konstantas, dėl to, kad laikas nesikeis, mes šiandien nustatysim laiką. Tai bus minkštas kiaušinis, jisai virs 5 minutės, vidutinis kiaušinis virs apie 8 minutės ir
kietas kiaušinis virs apie 12 minučių. Na, aš šitos laikus ištraukiau iš interneto ir būtent iš tos pamokos, kurią dabar moku, nes aš vėlgi kaip pavyzdį naudoju tai, iš kur aš mokiausi, tai aš manau, kad ten tikrai nemelavo dėl laikų. Aš pas jų neištestavęs, bet galite ištestuoti ir pažiūrėti, ar iš tikro būtent tiek laiko užtruks išvirti minkštą, vidutinį arba kietą kiaušinį. Ok, mes prisiskyrėme laikus, dabar galime išbandyti. Aš norėčiau pasirašyti print ir kaip dabar pasiekti tuos kiaušinius. Aš naudosiu senderį. Tai reiškia, aš printinsiu senderis, taškas ir current title. Reiškia, tokiu atveju senderio pagalba aš kreipsiuosi į mygtuką. Atsiminkit, kad mygtukė yra 3 atskiri mygtukai, ne? Tai kitaip sakant, vienas globalus mygtukas ir į jį kreipiuosi per senderį. Kaip matot, senderis yra UI button, ar ne? Tai aš panaudoju senderį ir paspaudus ant kažkurio mygtuko aš noriu sužinoti jo titlą. Tai šiuo atveju soft, medium arba hard. Gerai, pabandykime pasileisti appsą ir pasižiūrėkime, ar visų pirma jis susibildins, visų antra, ar veiks tai, ką aš noriu padaryti. Gerai, build succeed, reiškia, laukiam, kol pasileisim. Gerai, prieš akis mes turime savo iPhone'ą. Pabandykime dabar paspausti ant medium ir kaip matot, man išmeta optional medium. Paspaudus ant hardo, išmeta hardą ir ant softo soft. Reiškia soft, medium, hard. Viskas tvarkoja. Reiškia, šitas dalykas veikia. Puiku. Gerai. Mes kaip ir viskas tvarkoja. Mygtukai veikia ir mes matome jų pavadinimus. Bet man nereikia jų pavadinimų. Logiškai man reikėtų sužinoti, kiek minučių virs paspaudus, pavyzdžiui, soft, medium arba hardą. Tokiu atveju man reikia kai ko kito. Man reikia dar vieno kintamojo, o tiksliau sakant konstantos, kurį pavadinkime, na, aš turiu funkciją jau kiaušinio kietumas, tai pasakykime kiaušinių kietumas bus lygu tam pačiam mygtukui, tai yra sender ir tas pas current title. Ok, tai kaip dabar padaryti, kad paspaudus ant bet kurio mygtuko man išmestų jo virimo laiką? Čia į pagalbą mums ateis if sąlyga. Na, kaip if sąlyga veikia, mes jau seniausiai žinom. Taigi, jeigu kiaušinio kietumas yra lygus soft, dabar paklausti, kodėl soft, todėl, kad mes paspaudus ant mygtuko mes matome soft, medium arba hard. Tai reiškia, jeigu paspaudus ant mygtuko ir jo titlas bus lygus soft, ką mes darysim? Mes išprintinsim minkštą kiaušinį, arba kitaip sakant, jo reikšmę. Reiškia, jeigu aš ant mygtuko paspaudžiu soft mygtuko, reiškia, jo current title pasidaro soft ir mes patikrinam, ar būtent kiaušinio kietumas yra lygus soft, tada išprintinam minkšto kiaušinio virimo laiką. Gerai, viskas aišku. Ta pati pasidarom su likusiais laikais, ar ne? Tai jeigu kiaušinio kietumas yra medium, tada mes išsiprintinsim vidutinį kiaušinį arba else. Čia žinoma turim dar pasirašyti else if. Arba else tiesiog išprintinsime kietas kiaušinis. Taip, tai dabar trumpai aptarsiu viską. Mes paspaudžiam kažkurio iš mygtuko. Pavyzdžiui, hard, ne? Reiškia, senderis įgauna hard reikšmę. Mes tikrinam, ar kiaušinio kietumas yra hard. Soft netinka. Reiškia, einam prie else if. Medium netinka. Reiškia, nei vienas, nei kitas netiko. Mes
einame prie visiškai elso ir išprintinama kietas kiaušinis, o kietas kiaušinis reikšmė yra 12. Gerai, pabandykime dabar pasileisti ir pasižiūrėkime, ar vietoje jų pavadinimų mes pagaliau gausime informaciją, kurios mums reikės toliau. Tai reiškia, kiek virs. Gerai, kiek hardas virs 12 minučių. Kiek mediumas virs 8 ir kiek softas 5. Liuks, viskas veikia. Gerai, galime judėti toliau. Na, mes rezultatą kaip ir turime, tokį, kokį mums reikia, bet aš šiek tiek norėčiau apsitvarkyti mūsų kodą, nes mūsų kodas labai didelis, labai ilgas, ką mes galime iš tikro susimažinti. Gerai, toj parodysiu, ką aš turiu omeny. Susikursiu dar vieną konstantą, virimo laikas, pavyzdžiui, ne? Ir jei prisiskirsiu array masyvą, sakysit, beveik pataikėt, bet iš tikrųjų aš prisiskirsiu dictionary. Kas tai yra, lygiai taip pat žinote, kaip ir if ar kažkas kitas, ką mes jau mokėmės, nieko nerodau tokio, ko jūs dar nematėte. Taigi, virimo laikas dictionary, mums reikia key ir value. Tai key būtų soft, tai iš principo viskas, kas čia, ar ne? O value būtų 5. Reiškia, jeigu virsime minkštą, mums reikės 5 minučių, ar ne? Ok. Taip pat padarykime ir su likusiais. Jeigu tai bus medium, tuomet virsime 8 minutės. Ir jeigu tai bus kietas kiaušinis, mes virsime 12 minučių, ne? Tai iš principo visas šitas 3 eilutes mes patalpiname į vieną. Jau šiek tiek mūsų kodo mažiau. Dabar tas ifas, na jisai irgi mums kaip ir nereikalingas, aš galiu visą šitą kodą ištrinti ir padaryti kitaip. Susikurti kintamąjį, taip, kaip čia jį pavadinti, sakykime, rezultatas šiam atveju, šiaip tais reikėtų iš tikrųjų gerai pagalvoti, kaip juos pavadinti. Ir tiesiog rezultatui aš noriu prisiskirti virimo laiką, tai reiškia, aš rezultatui priskirsiu būtent mūsų dictionary, bet žinoma, kad dictionary turi būti nurodytas kažkuris iš šitų elementų. Arba tai gali būti tiesiog nurodytas kiaušinio kietumas, nes iš principo paspaudus mygtuką aš ir gausiu kažkurį iš jų pavadinimų. Kodas kaip ir būtų teisingas, kaip ir viskas tvarkoj, bet man vis tiek meta klaidą. Ir kaip matote, man sako, kad aš turiu unwrappinti savo kiaušinių kietumą, arba kitaip sakant, current title. Kadangi tai yra labai paprasta programėlė ir aš žinau, kad virimo laikai niekad nesikeis, pavadinimai nesikeis, žodžiu, viskas bus taip, kaip aš sukursiu ir aš jos net nebeupdatinsiu nieko, aš galiu drąsiai čia padėti šauktuką ir unwrappinti. Ir pas mane klaidos kaip ir nebus. Aišku, šitą šauktuką aš rekomenduoju niekad nenaudoti, bet čia mokymo tikslais ir tokią mažytę programėlę turint, žinom, kad tikrai niekur nesuklysim ir galim sakyti 100% žinau, kad čia viskas veiks, todėl aš unwrappinu su šauktuku. Dabar pabandysiu pasileisti programėlę, pasižiūrėti, ar susibildina, succeed, gerai. Ir pažiūrėkime, kas įvyks, jeigu aš paspausiu ant soft, medium arba hardo. Nieko. Teisingai. Aš pamiršau vieną dalykėlį. Tai yra išprintinti mūsų rezultatą. Gerai. Štai taip. Na, dabar turėčiau matyti kažkokius atsakymus. Štai mūsų appsas. Gerai, bandom dar. Softas, optional 5. Mediumas, optional 8. Hardas, optional 12. Dabar pagalvosite vieną dalyką. Na, aš bent jau pagalvočiau. Jeigu aš unwrappinu, ar ne? Aš unwrappinu mūsų titlą ir vis tiek aš gaunu optional. Kodėl? Nes
Taip, mes unwrapinom title, bet mūsų dictionary taip pat yra optional. Todėl mums reikėtų ir jį unwrapinti. Ir jeigu aš čia padėsiu šauktuką, reiškia unwrapinsiu ir mūsų dictionary, dabar aš turėčiau gauti tokius rezultatus, kokių man reikia. Pasibandykime. Softas, medium ir hardas. Taip, viskas veikia. Bet vėlgi noriu paminėti, kad šitokio būdo unwrapinti nerekomenduoju, bet vėlgi tai yra labai mini programėlė. Mes žinom viską, kad nieks nesikeis, viskas tvarkingai surašyta, todėl galime mokymo tikslais panaudoti ir tokį unwrapinimo būdą. Gerai, tai aš padariau šiokių tokių atnaujinimų, kai ką pridėjau ir panašiai, tai dabar trumpai apie tai. Prie jūsų to nedariau, kad sutaupyt laiko ir plus tiek timeris, tiek objektas, šitas funkcija buvo nukopijuota iš interneto, tiesiog pertvarkyta į mano kintamosius. Tai kas dabar įvyko? Pirmiausia, tai aš savo virimo laiką iš minučių pakeičiau sekundės, nes mes skaičiuosime sekundėmis. Tada sukūriau naują kintamai, kiek sekundžių liko, tai kol kas esu nustatęs 0. Ir kiek sekundžių liko, esu priskyręs savo virimo laiką pagal kiaušinių kietumo current title. Tai reiškia, jeigu mes paspausim ant soft, mūsų kiaušinių kietumas taps softu ir softo laikas, tai yra 300, persikels į kiek sekundžių liko ir čia vietoj 0 bus 300. Na, žodžiu, taip gražiai sužais viskas. Na, čia viską susirašiau pats, bet timerį aš neskopijau iš interneto, nes iš principo čia net nereikia sukti galvos, per daugiausia paminėsiu tik tais kelis dalykus, esminius, ką turėtumėt žinoti, timeris bus skaičiuos time intervalas, tai kas 1 sekundę, reiškia po 1 sekundę iš žemyn. Mes aišku nusirodėme, kad repeat būtų true, reiškia, kad pamažėjus 1 sekundę nesustotų, o kartotųsi ir kartotųsi ir kartotųsi. Ir kol kas 1 sekundę, kol kartosis kas 1 sekundę, aš tiesiog pasidariau selektorių update timerį. Update timeris tai yra mūsų funkcija. Dabar, kadangi šitas selektorius yra paimtas iš Objective-C laikų, tai nėra visiškai Swift kodas, todėl mums prie būtent tos selektoriaus funkcijos, kurią mes čia pasirašėm, turim pridėti Objective-C. Add Objective-C. Jeigu aš šitą panaikinsiu, tai iš karto mano selektorius barsis, nes sakys, aš esu Objective-C kodas, ne Swifto. Todėl mes turime nurodyti, kad šitą funkciją priklausys Objective-C selektoriui. Tai mes tiesiog pasirašom Add Objective-C. Na ir ką mūsų funkcija atliks, tai jinai žiūrės mūsų kiek sekundžių liko ir ar liko daugiau už 0. Jeigu liko daugiau už 0, tada mums išprintins esamą sekundžių kiekį ir atims po 1 sekundę ir vėl kartos. Kartos tiek kartų, kiek bus likę sekundžių, kol galiausiai pasieksim 0. Na gerai, pabandykime dabar galbūt pasileisti, pažiūrėti, ar mums susibildina ir ar viskas tvarkoja. Gerai, build succeed. Pasižiūrėkime dabar, ar viskas veiks taip, kaip turėtų veikti. Na, iš esmės iš karto šoksiu už akių, kad viskas veiks greičiausiai kaip turi veikti, bet bus šiek tiek problemykių. Gerai, pasileiskime, palaukime, kol užkraus mūsų timerį. Gerai, kaip ir viskas tvarkoja. Aš paspaudžiu softą, mano sekundės pradėjo eiti, na ir kaip ir viskas ok, ne? Ten eina tos sekundės, kaip ir viskas tvarkoja, bet jeigu aš persigalvau, blemba, ne, aš ne softą noriu, aš medium noriu. Paspaudžiu 4-80 sekundžių ir kaip matot, jau po 2 sekundės pradėjo skaičiuoti. O jeigu aš paspausiu hardą, tai po 3 sekundės pradėjo skaičiuoti. Todėl, kad kiekvieną kartą paspaudus, mums iš naujo paleidinėja mūsų timerį, mūsų funkciją ir gaunasi, kad šiuo metu yra paleistos 3 funkcijos vienu metu. Čia yra blogai ir mums šitą vietą reikėtų ištaisyti.
Na, tai padaryti nėra labai sudėtinga, sakyčiau. Pirmiausia, ką aš norėčiau pasidaryti, tai susikurti naują kintamąjį, kurį pavadinkim timeris, pavyzdžiui, ir jam prisiskirkime funkciją timer. Taip pat tą timerį prisiskirkime prie mūsų esančio timerio, ne? Čia bus tiesiog funkcija timeris, čia bus timerio schedule timer. Gerai. Ir dar vienas dalykas, ką mums būtinai reikia pasidaryti, tai kiekvieną kartą paspaudus mūsų mygtuką mes turėtume viską nunulinti ir tik tada eiti toliau. Kaip viską nunulinti, tai mes tiesiog panaudokime tą patį timeris, taškas ir invalidate. Štai taip. Tokiu atveju, jeigu mes paspausime mygtuką, mums iš pradžių viską nunulins ir tik tada toliau eis žemyn, skaitys kodą, naudos funkcijas ir taip toliau. Kiekvieną kartą paspaudus, mums tiesiog timerį invalidatins. Gerai, pabandykime pažiūrėti, ar tai veikia, ar susibildina. Gerai, pabandykime vėl paspausti softą. Aš matau, kad sekundės pradėjo eiti. Ok, viskas tvarkoja. Bet kas bus, jeigu aš paspausiu medium? 480 ir eina po 1 sekundę. Jau nebesidubliuoja. Jeigu paspaudžiu hardą, 960 sekundžių po 1 ir nesidubliuoja. Gerai, viskas tvarkoja, bet dar vienas dalykas, ką aš norėčiau pasidaryti, tai pirmiausiai galbūt trumpam sumažinti sekundžių iki 30 ir pasidaryti žinutę, kuri praneš, kad jau išveria kiaušinį, ar ne? Nes dabar, jeigu mes užeisim ant mūsų maino, mes matysim tokią žinutę. How do you like your eggs? Na, kaip nori, kad išvirtų tavo kiaušinį. Ir kai baigsis laikmetis, aš noriu, kad čia atsirastų done. Tokiu atveju man reikia nusitempti šitą elementą į mūsų vidų. Galbūt aš paleisiu čia ir pavadinkime kiaušinį išvirė ir viskas. Daugiau taip ir paliekam, tai yra outletas, čia nebus mygtukas, čia bus outletas, UL label, na, viskas tvarkoja. Paspaudžiam connect ir ok. Mes dabar turim prisiskyrę šitą elementą, ne, kuris vadinasi kiaušinį išvirė. Na, jo toks pavadinimas. Tvarkoj. Dabar einam žemyn prie mūsų objekto ir mes, prie mūsų funkcijos, atsiprašau, mes žinome, kad šitą funkciją skaičiuoja žemyn, ar ne? Bet kas bus, kai mes pasieksim 0? Kai bus 0 yra ne daugiau už 0, tada į pagalbą ateis else-as, taip? Ir kai else-as ateis į pagalbą, mes pasirašysime mūsų kiaušinį išvirę kintamąjį, dėsim tašką ir parašysime tekst. Ir būtent to kintamojo tekstą mes pakeisim į done. Viskas. Reiškia, mūsų kiaušinį išvirę elementas, tiksliau sakant, jo tekstą esamą pakeisime į done. Gerai, pasibandykime, ne? Pasileiskime programą. Paspausime ant softo, nes softą aš pakeičiau iki 30 sekundžių, galbūt netgi mažiau reikėjo, iki 10. Na, bet tiek to, pasižiūrėkime, ar veiks. Paspaudžiu softą. Eina sekundės pabiškė, aišku, tai done atsižymės ne čia, ne konsolė, o jau pačiam appse. Ir vietoj užrašo how do you like your eggs turėtų atsirasti žodelis done. Galbūt reikėjo biškį mažiau sekundžių padėti, nu, bet tiek to yra kaip yra. Gerai. Na, žiūrėkime. 4, 3, 2, 1. Done. Gerai. Dabar mes matome sekundės mūsų konsolėje, bet useris tai jų nematys. Jis paspaus, pavyzdžiui, soft, bet jis nežinos, kiek ten tų sekundžių liko, kaip ten veikia, kada čia tas done iššoks ir panašiai. Taip, šioje vietoje aš norėčiau pridėti dar vieną elementą ir kaip matote yra vertical stack view, tai reiškia vienas vertikalus objektas, į kurį įtalpinti 3 kiti objektai. Tai yra title, tai yra kiaušiniai, yra timeriui paruošta vieta.
Tai būtent čia aš norėčiau įkišti timerį. Paspauskime pliusiuką ir aš sakau timerį. Na, čia galbūt labiau ne timeris, o progress view elementas. Ir dabar žiūrėkite, ką aš darysiu. Aš jo netempsiu tiesiai į šitą elementą, nes kadangi tai jau yra sukurtas elementas kažkoks ir keliant ant jo gali būti šiokių tokių niuansų. Todėl aš jį tempsiu ne čia kažkur, nors galėčiau iš tikrųjų ir čia. Bet kad būtų visiškai 100% tiksliai nutempta ten, kur reikia, aš tempsiu čia. Ir dabar žiūrėkite, du dalykai. Arba pailgėja, arba patrumpėja, arba dar labiau patrumpėja. Čia reiškia, kur aš jį noriu mest. Jeigu aš taip įmesiu, kaip dabar yra, reiškia, aš įmesiu į timer view vidų. Jeigu aš įmesiu taip, reiškia, aš įmesiu šalia timer view. Jeigu aš įmesiu taip, reiškia, aš įmesiu šalia vertical stack view. Tai man reikia įmesti į vidų timer view, štai čia, ar ne, kad iš principo visi elementai sekantis būtų viduje. Aš pažymėsiu progress view ir aš dabar norėčiau panaudoti tas apatinės žymas, apie kurias jau užsiminiau anksčiau, bet jų dar nei karto nepanaudojau. Tai jos iš principo naudojamos lygiavimui. Pirmiausia, paspauskime ant šitos žymos. Ir aš norėčiau išlygiuoti arba ištempti mūsų progress view arba progress barą iš kairės nuo 0 ir iš dešinės nuo 0. Spaudžiame add to constraints ir kaip matote, mūsų baras išsitempė. Sekantis dalykas, aš jį norėčiau išlygiuoti, tai paspauskime šalia esančią ikoną ir pažymėkime vertical in container. Vertical in container, atsiprašau. Paspauskime ir dabar mūsų baras išsilygiavęs vertikaliai. Reiškia, tiek nuo viršaus, tiek nuo apačios bus per patį viduriuką. Sekantis dalykas, ką aš norėčiau padaryti, šiek tiek paeditinti savo progress barą ir atsidaryti viršuje nustatymus. Aišku, aš turiu pasižymėti progress view. Ir ką aš pirmiausia norėčiau padaryti, tai norėčiau stylą pakeisti iš defaulto į barą, kad tai būtų būtent progress baras, nes tai man asmeniškai leis pakeisti jo story, kur yra hey, aš noriu įsivesti kokius 5 pikselius. Spaudžiam add one constraint. Mano baras šiek tiek pastorėjo. Dabar atkreipti dėmesį, kad kairiai pusėje yra jau praėjęs laikas, o dešiniai dar nepraėjęs. Arba galima vardinti atskirai, žiūrint, priklauso nuo to, kaip mes darysim, ar kad laikas didėtų, ar kad jisai mažėtų. Tai čia yra, jeigu, sakykime, laikas mažės, tai čia kiek liko laiko, o čia jau sunaudotas laikas. Jeigu laikas didės, reiškia, čia kiek padidėjo laiko, o čia kiek dar liko padidėti. Na, manau, supratote. Tai aš norėčiau galbūt pakeisti šiek tiek spalvas. Tai progress tint būtų progreso spalva. Tai aš norėčiau uždėti system orange. Na, vis tiek čia ta orange dominuoja. O kiek liko, tai aš nežinau. Aš manau, kad uždėsiu kokį nors system, sakykime, system gray tebūnė. Štai taip. Ir dabar, jeigu mes pasižiūrėsime į mūsų patį appsą, mes matome, kiek praėjo ir kiek liko, ne? Iš principo, kaip tai veikia, tai jeigu mes pažymėsime savo barą, mes matysime progresą. Jeigu, pavyzdžiui, jis bus nustatytas į 0, tai mano progreso baras bus tuščias, ar ne? Jeigu aš pastatysiu 0,5, kaip buvo prieš tai, kas čia dabar? Va. 0,5, tai jis bus pusė. Jeigu aš nustatysiu 7, tai bus apie 70% iškilus. Na, iš principo, šitam barui judinti naudojamas progresas. Na, mes prie jo dar prieisim. Ir jeigu progresas, kaip dabar yra vienetas, tai mūsų baras bus pilnas. Tai gerai, tada taip ir pasidarykim. Tai ką mums dabar pirmiausia reikia padaryti, tai tą progress barą įsikelt į kodą. Na, kad jisai veiktų, ar ne, kode pas mus. Kaip tą padaryti žinome. Tiesiog įsikeliame čionai. Tai bus outletas faktas.
typas bus UI progress view ir pavadinkime tiesiog progreso linija, ne? Kaip pavyzdys progreso linija. Paspaudžiam connect, na ir mes turim progreso liniją pas mus viduje. Turėkite omeny, kai tempsite, tempkite už progreso linijos, ne už time view. Būtinai turi būti nurodytas pats baras. Gerai, kadangi mes jau turim progreso liniją, aš ją nusikopijuoju ir norėčiau ją čia įsikelti ir pakeisti jos startinę poziciją. Atsimenat, kokia startinė kaip keisti progresą, ne? Aš ką tik rodžiau taškas progress ir nusirodom, pavyzdžiui, 0. Bet galbūt aš dabar padarysiu taip, 0.5, tik dėl to, kad žinotumėt, jog čia bus ne paprastas integer, o floatas. Jeigu mes paspausime optional ir paspausime progreso, mes matysime, kad progresas yra floatas, ar ne? Reiškia skaičius per kablelį, nes kad eitų tvarkingi skaičiai, tai turi būti 0,1, 0,2, bla 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 bla, kol užkils iki vieneto. Vienetas reiškia 100%. Na va, jau pasistumėjom neblogai, galime bandyti judėti toliau. Gerai, grįžkime atgal prie mūsų kodo. Mums kol kas nereikia to vaizdo, kurį mes matėme prieš tai. Ir pasižiūrėkime, ką dar galim padaryti. Pirmiausia, aš norėčiau galbūt padaryti tai, pakeisti laiką į trumpesnį, kad tiesiog, na, greičiau viskas vyktų ir kad galėtumėm testuotis, ne? Kitas dalykas, kiek sekundžių liko, šito kintamojo man nebereikia, nes mes susikursime kitus du. Vienas iš jų bus laikas, kuriam priskirsime 0, o kitas praėjęs laikas. Irgi priskirkime 0. Reiškia, šitas laikas tai bus bendras laikas, tai gal taip ir pavadinkime. Čia bendras laikas bus, o čia praėjęs laikas, ar ne? Man progreso jau nebereikia nusirodyti, nes mes imsime iš sekundžių tą progresą ir integruosime. Tai šito man taip pat nebereikia, šį galiu išsitrinti. Kadangi kiek sekundžių ištrinėme, čia reikėtų įrašyti kai ką kitą. Na, čia aš turėčiau pagal idėją įrašyti bendrą laiką. Reiškia, kokį mes mygtuką be paspausim ant virimo laiko, ar ne, jį perkelsim į bendrą laiką. Reiškia, jeigu aš paspausiu soft, tai bendras laikas taps 3. Jeigu aš paspausiu hard, bendras laikas taps 8. Gerai, čia kaip ir viskas aišku. Toliau, ką aš noriu padaryti? Aš noriu padaryti, kadangi mano progress baras judės į viršų, tai pirmiausia, aš noriu pakeisti čia ne kiek sekundžių liko, o praėjęs laikas. Ir kadangi mano progress baras didės, tai aš nebeminusuosiu po 1 sekundę, o ją pridėsiu. Taip pat man printo nebereikia, nes aš viską matysiu nebe konsolėje, o mūsų progress bare. Ir lygiai taip pat mūsų ife reikia pakeisti sąlygą. Tai mes žiūrėsime, ar mūsų praėjęs laikas yra mažiau už bendrą laiką. Reiškia, jeigu mūsų laikas yra mažesnis negu bendras laikas, mes pridėsime 1 sekundę ir taip eisime iki tol, kol mūsų praėjęs laikas bus lygus bendram laikui ir tada tiesiog kiaušiniai išvirę praneš done. Gerai, viską pasirašėme, viskas yra teisingai, bet kaip dabar visą tai prijungti prie progreso linijos? Kad ta prasme visa tai, kas čia bus apskaičiuota ir kas vyks, būtų kad viskas veiktų ir progreso linijoje ir kad linija būtų, indidėtų atsižvelgdama į visą mūsų kodą. Tai mums reikia eiti į mūsų update timer funkciją ir prieš tai, kai mes pridedam po 1 sekundę, mes turėtumėm atlikti tam tikrą veiksmą, tai reiškia apskaičiuoti arba paversti mūsų sekundės į procentus,
Nes progreso tas baras kaip ir procentaliai veikia, ar ne? Tai mes norėtumėm tą ir padaryti, kad mūsų sekundės taptų procentais. Mes susikurkime dabar konstantą ir pavadinkim ją progresas procentaliai, sakykime taip, ar ne? Ir prisiskirkime jam tokią kaip ir funkciją. Tai reiškia, praėjęs laikas bus padalintas iš bendro laiko. Taip mes sužinosime procentus. Na, žinoma, kažkur mums juos reikia priskirti, o mes tai priskirsime prie mūsų progreso linijos. Progreso linija, taškas progres. Na, mes šitą jau kaip ir darėme. Mes darome taip 0,5. Na, mes nusistatėme statinį, ne? Bet dabar mes nusistatysime ne statinį, o būtent šitą formulę. Progresas procentaliai. Bet šioje vietoje aš turėčiau gauti klaidą. Taip, aš ją gaunu. Kodėl? Todėl, kad mes į progreso liniją, ar ne, norime įmesti skaičius procentus per kablelį. Ar ne? Mes reikalavome float, bet mūsų progresai procentaliai, jeigu mes užeisime, yra integer, ne floatas. Reiškia, ką mes dar turime pasidaryti, tai mūsų integer persikonvertuoti į floatą. Kaip tas darosi, mes tiesiog parašom, į ką mes konvertuosime ir tą dalyką, ką konvertuosime į floatą, įrašome tarp skliaustelių. Viskas. Reiškia, dabar mano progreso linija gaus floatą iš progresas procentaliai integer. Reiškia, čia vis dar yra integer, bet mes tą integer konvertuojam į floatą ir perduodam į progreso liniją. Na, dabar galime pabandyti turbūt pasileisti programėlę ir pažiūrėti, kas mums gavosi. Čia mums nebereikės šitos vietos. Ir greičiausiai iš jūs nuliūdinsiu. Gerai, pasirinkime softą. Niekas nevyksta. Done, ok, done. Kaip, ką, kur? Ašgi viską padariau, ko man reikėjo, bet mano progress baras visiškai nejudėjo. Mediumas. Tekstas nepasikeitė. Hardas, tekstas. Kas čia vyksta, kodėl niekas neveikia? Mes kaip ir sprendėm tą problemą, kuri buvusi šokusi. Bet mes padarėm šiek tiek klaidingai. Nes, na, taip, mes gautą rezultatą, ne, lygti atlikus, sakykime, taip, matematinį veiksmą atlikus, mes gavom tą procentą, mes tą procentą gavom integer, bet mums reikalavo floatą, tai mes viską pasikeitėm į floatą. Bet pagal idėją mes į floatą pakeitėm, taigi rezultatą, finalinį rezultatą, bet tai nėra gerai, nes mums reikia tiek laiką, tiek praėjusią laiką, tiek bendrą laiką jau floatę turėti, o ne jų atsakymą, ne jų rezultatą. Tai kaip dabar visą šitą dalyką išspręsti? Aš tiesiog ištirnu šitą eilutę, iškerpu ir įklijuoju jos čia. Šito mums nebereikia. Ir tiesiog aš mūsų esamą praėjusią laiką ir bendrą laiką pakeisiu į floatus dar prieš atliekant funkciją, atliekant šitą matematinį veiksmą. Štai taip. Dabar prieš atliekant matematinį veiksmą, atsiprašau, misspelling, prieš atliekant matematinį veiksmą, jau jie yra konvertuoti į floatus ir gaunam atsakymą taip pat floatą. Gerai, pabandykime pasileisti dabar programėlę ir pasižiūrėti, kas bus dabar. Gerai, paspaudžiam softą. Boom, boom, done. Gerai. Aš matau done, bet aš nematau, kad mano linija būtų išsipildžiusi iki galo. Kodėl? Dar viena klaida, dar viena problema. Bandykime ją išspręsti. Pažiūrėkime į mūsų funkciją.
mes tikrinam, ar praėjęs laikas yra mažesnis už bendrą laiką. Jeigu jis yra mažesnis, naudojam šitą, reiškia vienu pasislinko, ar ne, ir pridam vienetą. Tai reiškia mūsų nulis, bendras laikas, ar ne, iš kurio tikrinsim, ar praėjęs laikas. Na, žiūrėkit, dabar taip, bendras laikas yra 3, praėjęs laikas 0. Įvykus vienam ratui, mūsų praėjęs laikas tampa 1. Tada vėl tikrina, ar 1 yra mažiau už 3. Taip, praeina antras ratas, reiškia mūsų time baras 2 kart pajudėjo, ar ne? Ir kai trečią kartą tikrina mūsų progress barą, pas mus jau gaunasi taip, ar 3 yra mažiau už 3. Ne, jeigu ne, reiškia mūsų progreso linija sustoja. Ir dėl to mes nebepasiekėm mūsų progresos linijos iki galo. Kad tai išspręsti, mums tiesiog reikia iškirpti iš čia ir įklijuoti čia. Reiškia, mes pirmiausiai pridėsime, o tik tada tikrinsim. Ir dabar turėtų viskas veikti. Na, pabandykime pasileisti. Paspauskime softą. 1, 2, 3. Done. Valio, veikia, super. Gerai, paspauskime medium. Bum, bum, kažkas čia ne taip. Aš matau done, paspaudžiu hardą. Bum, bum. Ir kažkaip ne nuo pradžių pradeda, ar ne? Ir tada visą laiką matau. Pabandykime spręsti šitą problemą, kad paspaudus kiekvieną iš mygtukų, aš matyčiau, kad mūsų progress baras pradeda nuo 0 skaičiuoti ir žinoma, to done nebūtų, tas done atsirastų tik tais, kai baigėsi laikas. Tai dabar reikėtų pagalvoti, kur ir ką reikėtų taisyti. Gerai, tikriausiai reikės taisyti čia, dėl to, kad čia yra mygtuko paspaudimas ir mes būtent norim, kad kažkas įvyktų, kai mes mygtuką paspaudžiam, ar ne? Taip, pirmiausia, tai paspaudus mygtuką mūsų timeris nusinulina. Ok. Tada mes pasirenkame kietumą ir tą kietumą priskiriame į bendrą laiką, ar ne? Vat, pavyzdžiui, jeigu medium, tai reiškia bendras laikas bus 5. Čia viskas gerai. Tačiau prieš paleidžiant timerį mes norime nusinulinti dar kelis dalykus. Tai pirmiausiai man reikėtų progreso liniją, progreso linijos, atsiprašau, progresą nusinulinti į 0.0. Reiškia, mūsų linija jau vėl tampa, paspaudus mygtuką vėl tampa 0, tiesa, jinai nusinulina. Tada ką dar reikėtų nusinulinti? Tai mūsų praėjusių laiką, ar ne? Nes praėjusių laiką mes skaičiuosime vėl nuo 0. Tai praėjusių laiką mes lygiai taip pat nusirodom 0. Reiškia, paspaudus mygtuką nusinulins ir linija ir pats praėjęs laikas, nes laiką skaičiuosime vėl nuo 0. Na ir žinoma, tas užrašas viršuje. Čia yra 2 variantai. Vienas variantas, mes galėtumėm tą labelą kiaušinį išvirę, grąžinti į tai, koks buvo prieš tai tekstas. Tai iš principo mes čia galėtumėm nusirodyti vėl, koks ten yra tas defaultinis tekstas. Ten how do you like your eggs? Reiškia, viską nusinulinus, grįžtų tas pats užrašas atgal, ar ne? Galima tai palikti. Arba galima kitą dalyką padaryti. Galima tiesiog, na gerai, pirmiausia pažiūrėkime, ar veikia. Gerai, pasileiskime mūsų programą ir pažiūrėkime, ar veikia mūsų appsą. Gerai, softas paspaudžiam, 1, 2, 3, done. Gerai, paspaudžiam mediumą, vėl atsiranda how do you like your eggs, skaičiuoja šiek tiek ilgiau šį kartą, done. Gerai, na ir paspaudžiam hardą, vėl grįžta mūsų užrašas ir vėl skaičiuoja. Galima palikti šitaip. Iš principo nieko tame blogo nėra. Bet aš manau, kad jeigu pagalvojom apie kitą virimą, pavyzdžiui, pradėjom softą, bet po to nusprendėm, sakykime, į medium ar panašiai, galima padaryti štai tokį būdą. Vietoj to, kad užrašyti defaultinį tekstą, mes galime tiesiog panaudoti
kintamai kiaušinių kietumas. Kiaušinių kietumas reiškia, kokį current title paspausim, tai tokį mums ir užrašys čia. Ir kuo dabar skirsis nuo to, ką mes prieš tai matėm, tuoj pažiūrėsim. Taigi paspaudžiam softą ir man užrašo, aš dabar verdu minkštą kiaušinį, ar ne? Ten aš paspaudžiu hard, man parašo, kad kietas kiaušinis dabar. Tai yra timeris vyksta būtent kieto kiaušinio. Na ir viskas, kaip ir viskas. Mūsų appsas veikia, viskas veikia, mes galim naudoti šitą appsų, bet dar paskutinis žingsniukas toks minimalus, kuris patikslins laiką. Tai mes iš tikro, ką buvom čia nusirodę? 5 minutės, 8 minutės ir jeigu aš neklystu 12 minučių. Bet, kaip žinia, mums minutėmis netinka, mums reikia pasiversti sekundės, ar ne? Jeigu aš neklystu, tokie skaičiukai buvo. Reiškia 5, 8 ir 12 minučių. Štai, dabar įsivedėm jau tikslų laiką ir mūsų appsas yra paruoštas pilnam naudojimui ir kitą kartą, kai sugalvosite virti kiaušinį, pavyzdžiui, kietą, tiesiog ateinate čia, paspaudžiate hard, na ir kaip matote, progress baras judės po truputį. Gal netgi ne hard, o soft padarykime. Kaip matot, aš vidury viso virimo, aš paspaudžiu softą, ar ne, ir pas mane viskas nusinulino ir aš matau, kad aš dabar verdu soft kiaušinį ir matau progress barą, kiek liko laiko virti kiaušinį. Tai tiek paskutiniam appsui, ačiū, kad žiūrėjote, tikiuosi nebuvo labai sudėtingas, nors čia realiai daugiausiai mes kodo paėmėm, nes kaip ir minėjau, pirmas appsas dizainas, antras appsas pusiau dizainas, pusiau kodas, na ir šitas trečias iš principo labiausiai buvo orientuotas į kodą. Ir kaip matėte, pavyzdžiui, timerį, ar ne, aš nusikopijau iš interneto ir čia nieko blogo, žinokit, ta prasme, programeriai ne visada viską rašo patys, dažniausiai kokį nors sudėtingesnį dalyką tiesiog nusikopijuoja iš interneto, jeigu pats nežinai kaip padaryti, ir implementuoja į savo kodą. Tai viskas. Ačiū, kad buvo šį sezoną su manim, sezonas baigtas ir iki pasimatymo.